dievulis matyt mane apsaugojo ir kai koalicija pasikeitė, nors daug darbų yra gerų pradėtų ir manau, mes tų darbų dar mes tęsime ir mes juos, manau, kad ir užbaigsime, nes ateis nemažai daug projektų, kurie buvo daromi dar mūsų vyriausybės. Tai dalis jau dabar jau yra į priimimo stadiją, tie dalis ateina į svarstymą. Tai dabar tikrai mes turim daugiau laisvo laiko, bet taip kaip ir praeitais metais, taip kaip ir užpraeitais, taip ir kaip ir visą laiką dariau tos paskutinius 18-19 metų, vasarą Nemuno aušra ir aš asmeniškai stengiuosi kuo daugiau praleisti su gyventojais. Tai mes šią savaitę ketvirtadienį mes turėjom galimybę Karklėje Giruliuose būti. Giruliuose susirinko šiek tiek daugiau žmonių, Karklėje mažiau žmonių susirinko. Penktadienį mes turėjome Kunigiškėse ir Šventojoj, bet kaip žinote, oras, vėjas, lietus, buvo kažkas tai baisaus Šventojoj, tai kaip davė, tai aš galvoju, kad ten išlieksim su visais sėdmaišiais. Tai automatiškai, kai yra toks oras, jūra prie jūros žmonės praktiškai neina, bet iš tikrųjų buvo iš Druskininkų, iš Varėnos, iš Alytaus, buvo proga labai pasidiskutuoti. Karklėje Giruliuose, kaip be būtų keista, žemaičiai visi buvo, tai Skuodas, Rietavas, Plungė, tai iš čia susirinkusi buvo. Pagrindinis vėlgi, klausimas saugumas, ekonomika, labai žmonėms rūpi ekonomika, nes netgi ir pensininkai ir seniorai sako, kad labai prasta situacija su pačia ekonomika ir kainų kilimu. Labai daug kas pasišaipė iš naujo premjero pasakymo, kad mes pensijas kelsim. Tai kai pasakė, kad 8%, tai sako, ir jogdarys pasiūlė 8%, kai Nemuno aušra ir Inga Ruginienė mums pakėlė 11%. Tai net ir čia žmonės pasirodo iš tikrųjų išfiksuoja tam tikrus dalykus, kad mes tos darbus esam padarę. Tai pagrindiniai, aš manau, vienas iš tokių dalykų dėl branduolinio skėčio, tai sakau, tai labai žmonės kategoriškai prieš, aš senai buvau matęs tokį sukilimą, čia buvo panašiai kaip ir su Kapčiamiesčio poligonu, taip ir su vadinamu to skėčiu. Yra nepasitenkinimas, bet kaip ir žmonės sako, viską iškentėsim, išgyvensim, blogiau, geriau, bet svarbu, kad karo nebūtų ir svarbu, kad politikai su kaimynai sutartų, o nešokinėtų. Be kita ko, labai daug kas palaiko Lenkų ir kada pradeda kalbėti apie geopolitinę politiką, tai labai žmonės masiškai palaiko Lenkijos prezidentą Karolį ir premjerą Tuską, nors jie skirtingų politinių pažiūrų ir muša tarp savęs, bet palaiko dėl Ukrainos, vien todėl, kad labai akivaizdžiai žmonės, kas sako, kad Ukraina perlenkė šitą lasdą ir vienas toks irgi atėjo aktyvus Ukrainos rėmėjas, jaunas žmogus, Andrius, tai labai, sako, aš buvau visą laiką už ir Giulėlau rėmiau ir panašiai, bet tai, ką padarė Zelenskis, pavadindamas vieną karinį dalinį ir negerdamas šitai Lenkų, tai sako, Lenkai turi pilną teisę tiek istorinę, tiek moralinę, maždaug Ukrainą siųsti vilniop. Tai reiškia, yra žmonės, kurie domisi, mato vykstančius šitos procesus, tik kaip ir sakau, žmonės labiausiai ko nori stabilumo, ramybės ir kaip ir sako politikų, ar gali baigtis visas šitas chaosas. Žiūrėsim, kaip čia gausis viskas.